Sveiki! Šiandieną parodysiu, kaip susikurti Minecraft serverį. Tai yra ne kaip susikurti Minecraft serverį, bet kaip atsirakinti portus, kad prie jūsų išorinio IP be jokių hamačių galėtų jungtis kiti žmonės. Gerai. Tai pradėkime. Iš pradžių turėsite atsidaryti startą. Rašyti cmd. Cmd. Ir čia rašyti IP config. Žiūrėkit. IP config. Ir enter spaudžiate. Dabar žiūrite ir štai connection specific DNC suffix. O tai jau parašyta ir dabar turite rasti va tokį gateway default gateway ir prie jo bus IP matauso. Nežinau, koks pas jūs bus, bet čia spaudžiate mark. O nusikopinate Ctrl ir C. Oi. Dėmesio. Ir su CMD jums nieko neprireiks. Dabar ant į naršyklę. Į savo ieškojimų lauką rašote tą IP. Oi, man nenusikopinu. Fail. Čia mark. What the fuck? Sorry, noise. Nenusikopinu. Vienu žodžiu. Rašyti čia tą default gateway. Iškvėlinusi. Yra 192 ir va, čia pas mane parašyta. Gerai, jau galime išjungti CMD, neprireiks mum jau. Ir štai tokį išmetam. Tokį turiu išmesti jum ir rašote user admin. Admin. Ir pas jūs dar pamiršau paminėti, kad turėčiau būti Zebra internetas, teorkos Zebra tiesiog. Tai modemas irgi netinka. Ir išmetė čia tokį šūduką pas jo. Štai. Anti-security. Ir port forwarding. Pas mane čia skurta. Tokio ir spausite jūs new entry. Ir čia localhostas. Protokolas user defined. Ir dabar jūs turite pasivadyti portą. Tai service name. Aš pasivadysiu Minecraft 1, 2, 3 LTV kažkaip ir OK. Ir dabar OK. Ups. Dar čia jums išmes tokį šūduką ir jūs pasirinksite TCP.
Čia any, čia single bus. Čia jūsų portas, tai Minecrafto portas 25565. Spaudžiate OK. Na štai. Ir skurti vieną ir dabar čia OK spaudžiate. Na, ir OK. Aha. Man jau neleidžia, nes aš turiu čia skūrės portų. Ir matote, neleidžia. Na, tai man čia susikursite dar arba TNC. Kad čia DCP lygtai turės būti. O vietoj šito dar vieną susikursite jūs. Ir jo. Ir OK, ten spausite OK visur. Tiesiog šitą galėsite išjungti. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad nuėję į startą, kompiuteris ir ne kompiuteris, valdymo skydas, įmešamas šitą dalyką ir sistema ir saugos spaudžiate, Windows užkratą ir išjungiate abudu. Nes gali nueiti serverius. Ir dabar nuėję į CMD. Nu čia nesvarbu. Čia arba einate į IP Chicken. IP Chicken einate. Arba mano IP.lt. Nu tai čia IP šitą nusikopinate. Ir tiesiog čia į savo serverą tenai. Server. Ir čia įrašysite tą IP. Ir tiek. Į serverą duosite IP savo draugui ir jam veiks. Tai čia tokia buvo mini pamoka. Tai jeigu kyla neaiškumų, tai rašykite į komentarus. Nepamirškit paspausti like, prenumeruoti, pasidalinti. Ir